15 vyriausybė gali drąsiai pasakyti, kad sunkiausia šalies istorijoje krizė buvo suvaldyta. Premjeras Kubilius negailėjo pagirų savo, o kritikos pirmtakui Kirkilui. Jeigu naujoji vyriausybė nebūtų ėmusis griežtų ir dėja skausmingų ir be abejo nepopuliarių priemonių finansiniai padėčiai stabilizuoti, milžiniškas biudžeto pajamų ir išlaidų netekimas galėjo baigtis katastrofiška gyventojų santaupoms lito devalvacija, nes tokio deficito nebūtume galėję finansuoti jokiomis paskolomis, nes niekas ir nebūtų skolinęs. Galop toks deficitas galėjo sukelti šalies bankrotą, kai valstybė nebeturėtų iš ko mokėti pensijas ir atlyginimus biudžetininkams. Šita vyriausybė traukia šalį iš finansinės prarajos, į kurią ją įstūmė neatsakinga ankstesnių vyriausybių politika, kai buvo gyvenama tik šią dieną. Pasaulinė krizė yra nulemta visiškai kitų priežasčių, išorinių, ne Lietuvos. Ir ką bedarytų bet kuri vyriausybė, jinai vis tiek būtų įvykusi. Todėl šis argumentas tik tai rodo, kad vyriausybėje nėra ką pasakyti ataskaitų daugiau, išskyrus tai, kad kaltinti prieš tai buvusią vyriausybę. Kubiliaus manimų blogiausia jau praeityje, o apie jo premjeravimą bus rašomas disertacijos ir vadovėliai. Kai mums pavyko tai pasiekti, pasaulyje stebisi daug kas. Mes atlaikėme, nes neišsigandome. Jis yra nepralenkiamas pagirūnas ir, aišku, nepralenkiamas blefuotojas. Lietuvos žmonės skaitė pasaką, Mikės Melagėlio pasakas. Jie jas žino. Lygiai taip, kaip žinote, yra toks literatūrinis kūrinys Saulėlydis Nykos valsčiuje. Jūsų ataskaita šitą literatūrinį kūrinį pilnai papildo. Aš dėsčiau objektyvius makroekonominius skaičius, kuriuos politikai turi matyti. Bet žmonės tų skaičių savo realiam gyvenime, jie jų nemato. Seime bus rengiama speciali diskusija apie vyriausybės ataskaitą. Jos pabaigoje Seimas gali priimti rezoliuciją, pritarė ar nepritarė ataskaitai. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Biržinis, LNK žinios Vilnius.